Skaitmeninis šypsenos planavimas leidžia mums iš anksto pasimatuoti ir pamatyti dar prieš pradedant darbus būsimą naują šypseną. Ir labai dažnai tai galime padaryti pirmos konsultacijos metu. Taigi, kaip tai vyksta? Pirmiausia, su pacientu aptariame, kokie yra jo norai ir lūkesčiai. Labai svarbu suprasti, kas pačiam žmogui nepatinka jo šypsenoje. Tai gali būti dantų simetriškumas, ilgis, dydis ar tiesiog dantų spalva. Labai dažnai pacientai atsineša ir nuotraukas, bandydami iliustruoti, kas jiems patiems yra gražu. Tai labai palengvina mūsų darbą. Sekantis žingsnis šypsenos planavime yra fotografavimas. Fotografuojame daug skirtingais kampais. Nuotraukos turi būti geros kokybės, aukštos raiškos, viską sufotografavę, mes sukeliame į kompiuterį ir kartu su pacientu aptarinėjame, kaip viskas atrodo iš šono, ką norėtumėme keisti ir ką galima keisti. Ir tada galiausiai pradedame šypsenos planavimą. Skaitmeninis šypsenos planavimas tikrai yra prieinamas visiems, tačiau mažai klinikų jį naudoja dėl to, kad tai reikalauja papildomą laiką. Mūsų klinikos prioritetas yra aiški komunikacija su pacientu, todėl prieš pradedant bet kokį estetinį darbą mes šypseną planuojame tam, kad pacientas žinotų, koks rezultatas jo laukia, o tas laukimas būtų ramus.